aišku, tas žinoma. Pavaduoti ir galvoti, kad visas varžybas taip pataikysim, bet manau, šiandien visas 40 Sakykime, Lietuvos rinktinės puolimas buvo tiesiog uraganinis. Iš esmės, kokios tokios, iki šiol buvo ne visai matyti. Aš manau, nors ir praleidom 90 taškų, bet vis tiek mes labai koncentravomės į tą gynybą. Ir kai ypač susikaupęs gynyboje su kartais tų tokių lengvesnių taškų atsiranda puolime ir, kaip sakiau, pataikėm šiandien. Tai džiugu, bet taip, dabar jau reikia pamiršti laukti sekančias varžybas. Sakykime, vertinant galimybės, kalbant apie ketvirtfinalį patekimą, šios varžybos buvo vienas svarbiausias. Ar bus nuo šiol, tarkim, galbūt šiek tiek lengviau, žinant, kad jau keliaujantis yra? Ne, aš nemanau. Mes darė tas statistikas, tos išėjimus dar nežiūrim, mums kiekvienas varžybos yra. Kaip mes žaidžiam, kaip mums būtų mirties gyvybės klausimas. Mums reikia kiekvienas varžybas laimės kažko geresnę poziciją užimtų. Ir kaip pasakyti, visos komandos yra labai labai stiprios. Taip, kad čia laimėjom prieš serbus dabar nereiškia, kad pasimsim ramiai prancūzus ir vokiečius. Dabar jau reikia žaisti, kiekvienas varžybas reikia taip žaisti, kaip šiandien žaidėme. Ar tai, ką mes matėm šiandien, yra tas Lietuvos rinktinės žaidimas, kuris iš tikrųjų atspindi visą pajėgumą komandos? Aš tikiuosi ir aš tikrai tikiuosi, kad mes dar galim pridėti.